Sveiki, čia dėdės ūsais. Šiandien turim gigabaitą. Ir jis įdomus ne tik dėl to, kad retas pas mus kompiuteris. Pagal aprašymą žmogus jį nusipirko eBay'uje neveikiantį ir atsiuntė mums remontui. Jau vien tas dalykas, kad eBay'ui pirktas neveikiantis daug vilčių neteikia, bet įdomu būtų pasižiūrėti, kasgi čia per kompiuteriukas. Ir tik paėmęs plokštę, jau matau dalykų. Krovimo lizdas lituotas nelabai tvarkingai. Čia tiesiog didelis lydmetalio gabalas. Kitoj pusėje irgi ne pati geriausia situacija. Gerai, pasižiūrėsim, ar nėra trumpų jungimų ant pačio lizdo. Pliuso kontaktas. Per šitas rytas eina tolyn. Ieškom didelio rezistoriaus. Gali būti čia. Gali būti čia baterijos turbūt. Čia baterijos. Čia tada galimai yra 20 voltų įėjimas. Ir čia nieko blogo. Vadinasi, iš lizdo turėtų ateiti čia. Čia, per šitą. Ir ateiti čia. Tai čia turėtume turėti 20 voltų. Bet dar kol kas nejungsim. Norėčiau pasižiūrėti dar ir rytas. Ar nebus kažkur trumpų. Taip, čia procesorius. 20 ohmų viskas tvarkoja. 21 ohmas gerai, čia. 20 ohmų turbūt ta riba, kada pypsi, nepypsi. Gerai, procesorius netrumpas, tai jau geras ženklas. Taip, yra ir SSD diskas. Mes jį išsiimsim. Neaišku, kas kur ir kaip, tai kad nepadaryti žalos kažkokios. Ramukai. Užteks vieną išsiimsim. Net nežinau, bandyti tokį lizdą jungt. O trumpo jungimo kaip ir nėra. O ar yra kontaktas tarp lizdo adatėlės ir... Čia kontaktas yra. Čia minusas. Įdomu, ar šitas kontaktas turi jungtis būtinai kažkur. Nu gerai, pabandysim įkroviklį įjungti. 20 voltų ir visiškai nieko. Gerai, bet kadangi 0 visiškas, tada klausimas, ar čia kažkur keliauja įtampa. Iš lizdo 19,9. Iš lizdo čia. Iš lizdo iki čia neateina. Čia yra, čia nėra. Pradžiai tvarkomės lizdą. O kad jį sutvarkyti, reikia išsilituoti. Ir pasižiūrėti, kokia čia situacija. Bandysim su lituokliu tiesiog išsilituoti. Kaitinam. Reikia truputį pakelt. Tas diodas čia irgi nėra, kad labai gerus laikus išgyvena. Čia nepagailėta lydmetalio, čia nepagailėta išplėšyti takų. Žodžiu, be gailesčių. Gerai, čia pasivalom. Ar situacija bloga? Ne pati blogiausia. Ar situacija gera? Ne pati geriausia. Jo, ir čia yra nesėkmingas bandymas. Nežinau, gal pakeisti lizdą, gal tą patį perlitot, ne, čia gal, nežinau. Kaip ir galima būtų pykti ant to, kas darė. Bet iš kitos pusės, kai pagalvoji, tai kaip tada išmokti, jeigu nedarysi. Viskas ateina per praktiką. Šiaip tai man net nėra reikalinga dabar įsilituoti lizdą, ką man jį lituoti.
Ir čia viską tvarkyti, jeigu pats kompiuteris neveiks. Bus veltui darbas, aš čia galiu tiesiog prisilituoti laidą. Ir nuo MindBlock'o pasijungsiu. Čia kaip tik turim laidą. Štai taip. Trumpo jungimo nėra, va čia galvoju, kad čia gal gali būti kažkas. Čia minusas, nu čia nėra labai gera situacija, bet čia viskas minusas. Tikiuosi, kad tarp sluoksnių ten irgi minusai. Man svarbu, kad čia nesitrumpina. Galim pabandyti maitinimo bloką tiesiogiai pasijungti ir pasižiūrėti, ar kažkas vyksta. O jeigu kompiuteris netyčia pasileistų, negi tai gali būti tik tai krovimo lizdo problema. Didysis mūsų rezistorius, ar mes čia turim 20 voltų? Taip, turim 20 voltų. Gerai, pasiieškosim įjungimo mygtuko. Kurgi jis čia pas mus yra? Čia, tiesiai čia. Spaudžiam. 2.7, 2.8. Neįtikėtina. Pasižiūrėsim, ar turim vaizdelį. Taip, tam mums reikės šiek tiek radiatoriaus. Turim čia detalių, prisisuksim radiatorių, kad šiek tiek bent aušintų. Pasijungsim ekraną ir pasižiūrėsim, ar turim vaizdą. Jeigu vaizdą turim, ar gali būti, kad čia problema tik lizde? Gerai, vis dėlto mes lizdo dar neturim, tai priskabinsim mėnesį čia kažkur. Turim vaizdą. Klaviatūra nepajungta. Nieko čia daugiau neišsiaiškinsim gerai. Geras ženklas. Dabar bandysim susitvarkyti lizduką. Kiek įmanoma gražiau. Taip, šitą laidą mums jau nebereiks. Jeigu aš suprantu gerai, tai čia yra 2 groundo kontaktai, 2 minusiukai, o šitas yra pliusas, kuris mums dabar yra svarbiausias. Na, svarbus ir minusas, aišku. Gal šiek tiek nupjausim. Bijau, kad ten tarp sluoksnių kažkas nesitrumpintų. Reikia dabar pasižiūrėti, ar turim tokį lizdą. Gerai, panašu, kad lizduko mes tokio neturim. Čia iš tikrųjų toks Asuso lizdas, bet tokio senesnio Asuso. Dabar jau Asusai irgi kitokius naudoja. Gerai, nepanašu, kad mes turėsim donoriuką. Galim pabandyti sutvarkyti šitą, ką čia. Tiesiog yra padauginta lydmetalio, bet jis nėra sulūžęs. Puikiai, atrodo naujas, jį turbūt keitė. Tiesiog šiek tiek aplydytas plastikas gal. Bet čia tik kosmetiniai dalykai, kurie yra čia viduj, kadangi tokio naujo vietoj neturim. Karšta. Nu, tai aišku karšta. Kaip kitaip gali būti? Kaip kitaip lituosi su šaltu? Puikus lizdas. Gerai, čia jis mums tinka, mes čia įsidedam. O dabar reikia sugalvoti, kaip mes viską čia padarysim. Šitą prisilituosim čia, ne problema. Čia su laideliu. Kaip tą pliusą mums tvirtai prilituoti. Visgi kompiuteris pakankamai galingas. Galios nemažai reikės. Greičiausiai lituosim iš šitos pusės. Taip, įsitvirtinam lizdą, įsitvirtinam čia, įsitvirtinam čia. Dar vieną vietą įsitvirtinam čia.
Čia pasimsim laidelį. Kažkokį gal šiek tiek storesnį. Storesnių tai šitą lakuotą. Lakuota viela. Gerai. Lakuotas, tai dėl to man reikia nudeginti tą laką. Kad liptų. Tai prisilituosim. Patys čia dabar pridėjom lydmetalio, bereikalingo. Šitą pusę jau galim prasivalyti. Šitos pusės dar prisilituojam laikančius kontaktus, tiesiog, kad geriau laikytųsi tas lizdas. Tai jeigu jau laikosi. Čia tas kontaktas, kurį šiek tiek nusigremžiam ir prisilituosim čia pliusą. Geriau negu buvo, nes tai, kas buvo, neveikia. Šitas turėtų veikti. Prastoka mikroskopo kamera. Pagal mano teoriją dabar turėtų lizdas veikti. Ne. Lizdas veikia. Gerai, surinkau kompiuterį. Dar baterijos neįdėjau. Va tai tau. Pasijungiam. Gerai, vėl šiek tiek palauksim, kol parodys vaizdą. 4 amperai su trupučiu. Darau prielaidą, kad ir baterija krauna. 5 amperai. O taip, važiuojam. Puikiai. Pirmas užsikrovimas su persikrovimu. Nežinau, ar čia diskas kliento, ar panašu, kad šiaip buvo su kompiuteriu, tai galimai reiks perrašyti operacinę sistemą. Dabar kompiuteris veikia. Bet prasitestuosim. Man visiškai netikėta, kad kompiuteris iš eBay'aus su tokia paprasta problema. Tikiuosi visą kitą veikia. Dar vienas sutaisytas gigabaito Aorusas. Retas svečias. Jeigu jūs turit problemų su savo gigabaito kompiuteriu ar kažkokiu kitu, kreipkitės, būtinai pagelbėsim. Iki.